noriu pastebėti, kad Galileo sistema šiandien yra pirmaujanti pasaulyje pagal savo, tai duoda bent 3 kartus tikslesnį pozicionavimą lyginant su analogiška amerikiečių sistema. Lygiai taip pat yra Kopernikų sistema vadinamoji, kuri yra skirta Žemės stebėjimui. Jinai vėlgi labai plačiai yra naudojama civiliams tikslams, tiek stebint gamtos užterštumą ar kokiu nors gamtos nelaimių atveju jinai plačiai naudojama, bet taip pat jinai leidžia stebėti ir judėjimą. Ir vėl jinai yra tikrai reikšminga ir pagal savo stipriausią pasaulyje. Mes siekiam, kad tiek Galileo, tiek Kopernikų sistemos duotų dar daugiau duomenų reikalingų žvalgybai, reikalingų gynybos tikslam. Ir dabar tik artimiausiu metu bus pasirašomas stambus kontraktas dėl dar vienos sistemos vystymo, tai vadinamos Airis kvadratu sistemos, kuri yra skirta tam, kad Europa turėtų panašią sistemą, kokią Elonas Muskas yra išvystęs vadinamų palidovinio ryšio sistemų, saugaus palidovinio ryšio sistemų, tai vadinamos Starlink sistema, artimiausiu metu turės savo sistemą. Na ir tikimės, kad jinai savo kokybę taip pat bus prilygstanti Starlinko, o gal net ir juos ir dabar naudojam ir tame tarpe ir aš negaliu čia pasakyti, kiek daug tų sistemų duomenų yra naudojama Ukrainos kare, bet karai be kosmoso paslaugų praktiškai yra neįmanomi. Dar